Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu Hikvision naujieną ir tai yra naujoji Hikvision telefonspynė. Tai manau nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomus turim šiuose dėžėse. Taigi, atrodytų, kad turiu du naujus produktus. Iš tiesų tai yra viena nauja telefonspynė, jos skiriasi tik montavimo tipu, ši yra įleidžiama, o ši yra virštinkinė. Išpakuosim abi, parodysiu, kaip skiriasi jų bazės. Iš esmės ši naujiena yra alternatyva mūsų klientų gerai pažįstamam modeliui ir vienam iš geriausiai parduodamų telefonspynių modelių DSKV6113 modeliui. Telefonspynė yra 2 megapikselių, valdo vienas duris ir vieną rėlę, turi 4 alarminės įvestis, maitinasi 12 V arba per PoE ir kaip matom priklauso IP65 apsaugos klasiai, kas reiškia, kad yra apsaugota nuo dulkių bei vandens. Išpakuojam. Žiūrim, ką gausim dėžėje. Standartiškai turim montavimo varžtelius ir instrukcijas. Gaunam pačią telefonspynę, taip pat gaunam praėjimo kortelę ir turim montavimo bazę. Montavimo bazė yra metalinė. Čia išpakavau virštinkinį modelį. Priekinį dalį turim didelį lęšį, kortelių skaitytuvo vietą, didelį skambinimo mygtuką ir tokį garsiakalbį. Taip pat viršui kampe yra mikrofonas, apatinį dalį turim varžtelį, kurį reikės atsukti, norint telefonspynę uždėti ant bazės ir šiai procedūrai turim pridėtą šešiakampį. Na ir žinoma, pačią bazę primontuojam prie sienos, ant jos dedam telefonspynę. Ir viskas taip gražiai susimontuoja. Galinėje daly turim patogias jungtis ir LAN jungtį. Ir iškart po dangteliu turim tamperį, kas reiškia, kad telefonspynę nuėmus nuo bazės galėsim suveikdinti alarminį pranešimą arba gaut pranešimą tiesiai į HeConnect programėlę apie tai, kad telefonspynė yra nuimta nuo bazės. Ir šone turim microSD kortelės lizdą ir papildomą jungtį. Ir jeigu pažiūrėtume į leidžiamos telefonspynės modelį, tai galėtume matyti, kad skiriasi tik montavimo bazė. Ir pačią montavimo bazę gaunam atrodančią taip. Ir telefonspynės uždėjimas ant bazės yra iš esmės lygiai toks pat. Taigi, manau, nėra tiek daug ką apie šią telefonspynę kalbėti. Dabar ją paimsiu, nukeliausiu iki mūsų techniko, pabandysim ją pajungti ir parodysim, kaip jį veikia. Sveiki, esu Airijus, BK grupės inžinierius ir šiandien jums parodysim 6133 telefonspynės konfiguraciją bei veikimo principą. Viskas labai paprasta, tad pereinam prie konfiguracijos iš karto. Vienas iš telefonspynės dalykų, kas aktualu, ji gali skambinti tiesiai į HeConnectą be vidinio monitoriuko. Ta reikia padaryti aktyvuojant per konfiguraciją. Spaudžiat Configuration, einat į Advanced Settings, susirandat Platform Access ir Enable HeConnect. Tada čia dar įsirašom Stream Encryption kodą. Jis gali būti nuo 6 iki 12 skaitmenų, tiek raidės, tiek skaičiai. Aš padariau su skaičiais, bus paprasčiau ir įsaugom. Tuomet, kai viskas įsisaugo, atsidarom HeConnecto programėlę, prisidėję savo įrenginį ir tuomet skambinam. Kaip matot, visas vaizdas. Galit, jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra pažįstamas, jums galit net nekelt ragelio, iš karto atidaryti duris, jos supipsi, arba pakėlus ragelį, pašnekėt, ką reikia ir tada atidaryti duris. Taipogi galima padaryti su vartotojais. Vartotojai yra kiek paprasčiau, jiems nereikia nei skambinti, nei nieko, jie turi savo korteles, prieina, duris supipsi ir jūs ją atidat. Taigi sugrįžau ir metas apibendrinti naują Hikvision telefonspynę. Iš esmės labai smagu, kad turim du montavimo variantus, turim vieną pagrindinį skambinimo mygtuką, neturim jokių ekranų, turbūt nepaminėjau, bet kamera turi AR naktinį pašvietimą iki 2,5 metro, kas reiškia, kad tiek dieną, tiek naktį vaizdas per telefonspynę matysis itin ryškiai. Visa priekinė telefonspynės dalis yra stiklas
ir pats korpusas yra aliuminis. Pati kamera filmuoja Full HD vaizdą ir tą vaizdą mato net 129 laipsnių kampu, na ir vidinėje atmintyje talpina iki 2000 vartotojų ir iki 10 000 kortelių. Taigi iš esmės toks būtų trumpas naujosios telefonspinės pristatymas. Visas šias ir kitas Hikvision prekes įsigyti galite pas mus arba mūsų partnerių parduotuvėse. Mūsų partnerių parduotuvių sąrašas rasite apsilankę hikvision.lt. Jeigu turit kokių nors klausimų, būtinai pakomentuokit, pabandysim juos atsakyti. Jeigu norit pamatyti kokių nors kitų produktų apžvalgų, taip pat pakomentuokit ir pabandysim tas apžvalgas padaryti. Šiam kartui manau tiek. Nepamirškit prenumeruoti, uždėti laiką ir susitiksim kitose epizoduose. Iki.